tavim pasitik. Tu Pasitik. Nusprendėm praleisti 2 dienas miške, išvažiuoti su šitais nuostabiais keturračiais. Pasiėmiau savo keletą draugų. Mata. Labai ką, rytą, vakarą, dieną. Turim tokius pačius suorius du šiandien. Labdien. 5 litrus per mumis. 10. Pasiruošęs, tik tais aš neturiu pakankamai tikrų gerų rūbų. Ir bandysim išgyventi miške, naktį bei kelyje kartu su šitais keturračiais. Jeigu ką, aš esu mazgų reikėjas. Ten, neišlauk, gerai. Davai. Gerai pririšau. Bet jeigu pavesi, tai žinau. Mes liksim be vandens. Tai kad mūsų kelionė nebūtų tiesiog kelionėlė, kad reikia išvaryti nakvynę, sumaščiau padaryti tokį panašų principą, kaip turiu savo antram kanale, kad darau. Rinkti trofėjus ir galiausiai paimti platiną. Tai mes turėsim šitos kelionės platininį trofėjų. Tiek matas, tiek vaistį, kurių mes negalim vienas kitam rodyti. Jas reikės padaryti kelionės metu. Turime mato, užduotis, turime aiščio. Nesvarbu, kokie. Čia tavo, čia parašyta vardas yra parašyta. Turi savo lapuką. Ja, pas mane irgi nebuvo. Taškė A. O shit. Tik keliat gal, nu tu durnas. Tai užduotis pamatysim eigoje. Keturračiai tai visi turi ribotuvą, tai jie tarp 5-60 pradės trūkčioti, tai jeigu ten čia, kai išmes, tai nekreipi dėmesį, čia ribotki yra, jis greičiau nevažiuos, kad ir ką darytume. Pasiruošęs. Yra biškiai jauduliuko, bet bus smagu. Šiaip iš tikrųjų, kai mes pradėjom važiuoti, aš nelabai supratau, kur mes važiuojam ir koks mūsų tikslas. Tada galiausiai, aišku, Lukas paaiškino, kad mes turim žemėlapį, mes važiuosim iš taško A į tašką B ir taip vat, aplankysim tam tikrus lankytinus objektus. Let's fucking go! Let's go! Face to face, chebra! Važiuojam mišką. Tai dabar prasideda tikras mūsų experiences, važiuosim mišku, kol kas vedu navigaciją, dėsim. Mano setupas taip atrodo, čia turim navigaciją, čia spaudžiam gaziuką, turim gopruškę pasikabinę aptruk ir gesintuvą žinoma. Netoli pravažiavus užmatėme ir įdomesnę priekabą, kur galvojom pasidairysim. Toks namukas, kurį klimpęs, nežinai kiek čia metų. O kas čia yra, čia bičio avilys didelis? Čia rimtai bitės būdavo. Neatsidaro duris, ne? Mūsų kelionė čia tik prasidėjo, mes nuvažiavom gal tik 20 minučių ir jau pirmoji vietoj matom iš toli, kad važiuoja motociklistai, kurie nusprendė prie mūsų atvažiuoti. Gerą dieną. Gerą dieną. Realiai nepažįstu šitų miškų, bet man jau patinka. Apieni miškai. Šiaip lengva susipažinti čia dabar. Ir šitie pasirodo rimti bachūrai. Ei, stok! Nepamiršk paspausti ir to subscribe mygtuko, padzinzilinti ir palaikinti. Nes 60%, kurie žiūri šios video, nėra. Padėk surinkti tą 100 000 jau pagaliau. Gi ne taip sunku. Jo, mes taip nepadarysim jau. Darba. Toj grinkas ateisiu ir aš su keturračiu. Wow! Nu tai kaip tau kelionė? Kokią kelionę? Su keturračiais. Kad mane nekvietėt apšia. Tai kvietim, neatrašiai. Kas kvietėt? Nieko, jokios žinutės, nieko negavau. Taigi ir skambinau. Ką tu skambini, ką tu Sutaupyk apsipirkdamas kiekvieną kartą, nes Rimi verta rinktis kasdien. meluoji? Aš žiauriai norėjau, aš belia kaip laukiau to žinutės kažką, nežinau. Tai galėjot parašyti, koks aš draugas tada jums? Biškėlių šakos užkliuvau. Bet pasisukom ant padangos ir mane į viršų. Ir aš tiesiog šitai nuledu šakos. Bet žinai, tiesiog viskas sukeištai, sustabdžiau viską. Nebėra tavo 5 dreko. Matau. Kur?
kur? Nuvažiuot man ten pažiūrėt vandens. O tai nežinai, kur pamatyti? Tai gal ten pamečiau. Atgal, 5 litrus. Pala, turi šaitą, ne? Jo. Avavį patikrint. Karočią, ten stovėti 5 litrus, kaip sakoma, varo ieškoti. Neradai? Tai per 5 vandens mums. 5 litrus praknisau. Man negalima paskutinę važiuoti, nes turi stebėti mano tą bambalį, jau čia 5 Žinai, tai gerai pririšat. Ta pats. Mažiau myšį, mažiau gerti reikės. Va taip, išminti sako. Mano surišimas nelabai suveikia. Kiek pas Lukai esam nuvažiavę jau? Ateik, parodysim mapsą, kaip atrodo, kaip mes nuvažiavam. Mes čia pradėjom ir mes va ten nesam dar. Lukai, tai kaip mes nuvažiuosim? Lukai, pažiūrėk, kur saulė jau yra. Kaip sakant, šiąnakt nusimato linksma naktelė. Gerai atrodo. Ir dar kalbam apie erkius skiepus. Aš pataikiau, jaučiu kėlis biškai. Šiaip malonu. Išvažiuoju visą laiką. Ko vardu? Susirandi Martynas. Martynai, malonu. O tavo draugelio? Laimis. Laimis. Tai gimęs ant motociklo žmogus. Mokėčiau, taip irgi vaidinčiau. Pametė vandenį. Ai vėl? Ant pametė pametė. Pametė vandenį vėl? Ir prakiūro? Oi, kaip negerai. Bėga. Pamečiau dar vieną vandens. Mums reikia dėtis, to kuprinę apšė, mums reikia uždėti kuprinės ir dėti bambalį į galą. Taip. Tai žodžiu, kaip supratau, tau nepatinka Vanduo. Nešvaistyti laiko. Ką reiškia nepatinka nešvaistyti laiko? Ar mano kaltė, kad pas mane nėra krapšo? What you say? Mato arba aišku, nes jie kuprinės neuždėjo. Kaltint juos? Jo. Matai, Aisti. Aš per jūs pamečiau vandenį. 5 litrus per mumis. 10. Per mumis. Jo, nes jūs tipo sugalvojat, kad jums nereikia kuprinės ant kupros. Kalba žmogus, kuris kas 5 metrus. Tarp kitko, Taip važiuoja. Tarp kitko, aš viską nešvežuosna. Aš turiu dar šniūrų šiaip. Kokių šniūrų? Normalių šniūrelių turiu vatrai. Aš tik tai, what I ask is only water. Pradžioje video matėt, kad man Lukas davė porą tokių užduočių. Pradėsiu nuo pirmos. Pamaišysiu biškelį vartus. Žinot, mes jautėte. Antanai. Aš irgi taip sakyčiau, jaučiu su kad... Antanai. Ką? Antanai. Aš. Ką? Yes! Aš padariau, nežinau, ar padariau čia. Padariau. Ką? Antanai. Žinot, mes jautėte. Antanai. Aš irgi taip sakyčiau, jaučiu su kad... Antanai. Ką? Antanai. Aš. Ką? Yes! Aš padariau, nežinau, ar padariau čia. Gerai, aš pirmas pamėginau. Netokia buvo. Ne, tavo užduotis tokia biškiai ilgalaikė. Tu pastovi, tiesiog smaišy. Nu tiesiog, kad kol jau gal pykt pradės, arba žinai, nu nebus taip turbūt. Atsakys, kiek gali neatsimint. Nuo ežerėlių dabar manysim pasiekti savo pirmą POI, turėtų būti bunkės. Užduoti. Gerai. A? Tas toks pat 4 gaunasi. Mes tos patys ten, sen. O pas čia nebuvo, pas iš to vietą problema, kad biškai permušinėje. Aš čia va to, mygtukas įsišoko ir reikia jį išspausti. Ne. Žinai, kad čia važiuoji, atšoka ir biškai čia čekas užsidega. Ir kad nereikia visą laiką išspausti. Šiaip įdomu, kad klausi. Nes ir mano toks truputį... Aš kaip atvarau, pas manęs rankos taip viršų ir, žinai, aš bijau, kad nuspaudžiu kažką, žinai. Pas tave reikia tą džiberį daryti? Jo, bet nežinau, apie Džiberis tai yra nesuprantama kalba. Kur taip pabandai, žinau, fuck. kur nu išaiškinti motociklo problemą. O tai ten ne džiberis? Ne džiberis. Ai, džiberis. Okay. Jau pradėjau galvoti, gal aš blogai užduotis rašau, bet man atrodo, mano draugai tiesiog nemoka skaityti. Arba pilnai nedaskaito. Ar
šiaip jei kada sugalvosit ir patys išlėkti su keturračiais, tai Ciongo turėtų būti jūsų prioritetų sąraše. Labai draugiškas kolektyvas, jūsų laisvė kur važiuoti. Bet maršrutą kaip ir mums gali sudėlioti. Ekstremalesnį, paprastą ar pažintinį. Galite ir pasirinkti to pačiu greičiu, kokiu važiuoti. Čia tik mes nūbai su rebutuvais varėm. Kada norit važiuoti? Gal ir kiek dienų norit važiuoti? Mūsų pirma stotelė. Kiek laiko pagaliau pirmas stopas? Čia yra partizanų Algimanto Matu. Tuso našlaitėlio Aleksandro Povilaičio riešuto bunkeris šitą vietą. Uichtūna. Seni. O kas pirmas eina? Kas sakė? Aistė! Čia buvo esat ar nesat? Labai fainai. Gyvenčiau, jeigu bandytų kažkas mane žudyti. Biškai aš per didelis. Seni, kaip tai atrodo. Sekis čia kaip tipo. Tai čia bunkeris. Tai čia ne taip? Gama žiauri prikolas. Prikolas? Beliakos, eik tu savo kaip krypia atrodo. Žinau, kad čia mums prikolas, o kas čia buvo? Wow. Jeigu atvira. Nu, vaikė, viskas dabar jau pakliuot. Šiaip aš maniau, kad čia biškai toks didesnis jisai bus. Visi rašo, ilsėkitės ramybėje ir vardai pavardės pas jas. Nu, tai davai, kaip sakant, parašyk ir už mus. Mielas kalėdų senelį. Kelinta šiandiena? 25 gruodžio. Kovo kelinta? 17? Kovo 17 berodžio. Martynas kažkaip. Ne, man aš nenoriu čia vardo savo, bet jau. O čia yra aistis? Jau rašė. O tai ko iš čia? Žiūrėkit, ir aš esu. Ir video pavadinimą parašyk, koks bus, nežinau, koks bus. Keturačiai miške. Žinai, ką aš pamiršau? Paskutinį kartą su Antanu mes matėmės, man atrodo, kaip filmavo miškai išgyvenimą su 5 eurais. Taip. Aš atsimenu, kai pasakiau, kad yra labai patogu Antaną apsikabinti. Ir dar vis išsilaikėsi tą patį. Vis dar tą patį poziciją. Vis dar patogu mane apsikabinti. Tomas! Bičias, like and subscribe! Bičias pro angą kalbai. Like, subscribe! O taip atrodė. Bunkeris šiai dienai, kol kas pirmasis mūsų taškas, užsidaro. Čia yra taškas A, taip. Jo, čia mūsų taškas A. Nėra žemėlapio. Pasižiūrim, o čia yra žemėlapis. Čia nėra žemėlapio. Aš tau parodysiu, turėsi atsiminti. Kaip suprasti? Iki kito taško kelio. Yra žemėlapis. Čia ant lantelės. Nėra. Ai, lentelės nėra, telefonė yra. Tai aš iš telefono turiu atsiminti, kur žemėlapis? Du, kaip pat nuvažiuoju? Jo. Tai čia biški nelogiškai. Dabar aš norėčiau rimtą pokalbį apturėti. Taip, žiūrėkit, kad mes esam vidury miškų ir dabar mano užduotis yra, aš iš taško A į tašką B turiu jūs nuvesti be žemėlapio. O, Tai čia tas pats, kas ar pasiklyst. žodžiu, esmė yra tokia, kad... Ne, matai, ar galima šiek tiek pagarbos, gerai? Ar aš atrodo, kad tau nuodo pagarbo šiandien? Ne, matai, prašau. Prašau, Dabar iš čia aš jūs nuvesiu į B. Iš čia į B? Tai mes čia cesą žaidžiam. Aš tavim pasitikiu. Tu pasitik tavim. Tu žinai, tavo kita viena iš užduočių yra Kentaro daro šitą užduotį. Ne į tą pusę. O, tai žinai. Bet tai, savo užduotis... Dabar, kadangi tu žinai, turi negaliu pasakyti. Aš nesupratau. Tai ir gerai, kad nesupratau. Esminį nusukom, tai va nuvažiavom. Tai dabar važiuosim toliau. Toliau, va čia gausis toks bim, bam. Ir va čia bus kitas. Va čia yra kitas mūsų. Va šitoje vietoje. Lietuvos partizanų žeminė ir žūties vieta, kur yra dar vienas bunkeris. Taip, mes esame
čia. 330 laipsnių. Gerai. Taip, reikia į Northwood. Viskas aišku, gerai. Iki čia varom. Neturiu nei mažo supratimą, kaip ten nuvažiuoti. Nuvažiuoti be jokio žemėlapio. Man tiesiog parodė, sako važiuok. Aš nežinau tų miškų. Ir aš tik pradėjom važiuoti, atrodo, žinau ir tada nebežinau. Tik matau, kad irgi per veidrodėlius dingo šviesos. Atsisuku ir aš matau tą vaizdą kaip Aistis. Ant stabdžių ir taip lėtai. Mes Luku ant stabdžių pradėjom bėgti ir eik tu savo. Eik tu labai ant stabdžių. Žinai, jūs tik kartą ant stabdžių bandė nusukti ir jį užmet. Aš labai įsigandau, galvoju, ant to paukštinį. Tai dar kaip tai čia žiūrėjau, kad tu negalvoju. Luks labas taigė, sustoji kažką, to pač dar nepamirškiam, buvau labą Tomsu. Kon aš mačiau, parvažiuoju, raudon šveisą, aš į kairį, apsiverčiau ir aš tiesiog neapsiprant, kas daros. Maniau, kad apsiverčiau tiesiog ir viskas yra okei. Bet iš tikrųjų neblek veidrodėliaus. Veidrodėlis buvo tiesiog jau buvau nešiojams kišenė, o nebe ant vairo uždėtas. Ar jau užsigavai tu pats, viskas gerai? Ne, aš labai gražiai nukritau. Okay. O juokingiausia yra, kad visa tai įvyko gal 10 minučių laikotarpyje. Jums čia geriau pasakyti, iš tikrųjų... Ir aš, kadangi nežinau, neturiu žemėlapio, aš dairausi ir pamatau, lyg tokį prisimenu žemėlapį buvo toks pasukimas. Ir aš ant stabdžių, viskas tvarkoja, sustojau. Galvoju, kas čia dabar? Atsisuku Aistis, visas toks išsproginęs akis. Kas yra juokingiausia, kad aš, man rodos, sumaišiau, kad aš jau stabdžiau stabdį, bet aš vis tiek gazą laikiau. Tai dėl to ir važiavau kažką teisė litą į Antan. Viskas tau gerai. Manęs tai ne. Neina stabdyti, aš su šituo stabdžiu ir dar su šituo. Ne, su šituo reikia laikyti. Ai, ši nelaimė atsitiko. Antanai, Šiaip pas mane kasko, tai viskas tvarkoja. Bet supranti, tavo kaltė. Sudėjom dabar kol kas su duct tape'u. Čia šiek tiek irgi skilo. Nes Aistis tiesiog įvažiavo į mane. aš už Antano laukiu, stovau ramiai. Aistis mane apsilenkė svarbiausia. Ir Antanas kiek lizdai. Aš mačiau, kad tu žmonės. Kaip Aistis atsidūrė už manęs. Jeigu aš būčiau pirms iki Paulius, tai jo, bet aš nebetar veidrodėliaus, kur jo. Hebra. Aistis tarmiausiai prieš važiuojant sako, bachurai, tik atsargiai važiuojam jau naktis, vis tiek, žinai, gyvūnų daug. Visas jau 2 avarijas padarė per 10 minučių. Įpito į kitą ir dar apsivertė. Apsiverčiam ir į... Jo, atvirkščiai. Svarbu paminėti šitą. Taip, važiuojam čia. Ok, tiesiai, ne čia va? Ten lankytinas objektas, važiuojam ten. Ok. Neatsimenu po to, kur važiuoti, bet važiuojam čia. Realiai, čia Antanas praleido savo svarbiausią posūkį. Po to bandė spėlioti kur, bet taip ir neatspėjo. Tai šiek tiek pagelbėjau tik iš tos pusės, jog pasakiau, kad praleido svarbų posūkį su ženklu. O galiausiai jis jį ir surado. Eina savo seniai, žiauriai sunku, nes, aš pusę atsimenu. Realiai, tu 2 posūkius praleidai. Jo. Ir, tipo, tau buvo sunkiau susigauti, nes neatitiko. Taip. Tarpu matą, nors ir kalbinau savo užduotį padaryti. Bandysi. Oi, tai seniai, tai čia tu palauk manęs. Jam pirma tik tu posakyti.
Taip, žinau. 2, 3, 4, 5. Taip, žinau. Jokios iniciatyvos jis nesėmė. Labai turiu įdomų gamtinį išradimą. Gamtinį? Nu, nesu dar matęs tokią bairą. Esi kada nors matęs, kad grybas iš lubų augtų? Eik, tu na. Nu? Grybas iš lubų auga, what the? Eina savo, bet aš negaliu patikėti, kad Lietuvoje tiek daug visokiausių tokių dalykų. Seniai partizanai. Jis praleido progą, Matas turėjo užduotį. Praleido progą, aš tiesiog nenorėjau, kad dar labiau sugrūstume visų aš. Nu, bet neįvykdė užduoties. Šiaip tai crazy, kad miške pagalvojus toks yra. Ir man įdomiausia yra tai, kad jie labai maži yra iš tikrųjų. Kiek mokyklose pasakodavo, tai atrodavo, kad būdavo labai dideli jie tokie iš tikrųjų. Jo, tvirtovės, čia tokie maži. Vieno kambario butukai realiai. Bet kai pagalvoji, kažkas čia gyveno. Įsivaizduojat? Aš tai manau, kad ateis kažkada šią žemėje toks bairis, kad čia per Airbnb tokius nuomos. Su šalmu. O kaip tau tie bunkeriai pačiam? Kokie bunkeriai? Kas per bunkerį, man? Gali papasakoti iš vis, kur jūs buvot? Aš ne... Nu tai lindomės žemė bunkeris. Mes pradėjom nuo čia, šito pirsgaliuko. Važiavom, va, mes esam čia. Teoriškai. Rytoj liktų va tai. Nežinau, kiek čia kilometrų. Spėčiau koks 7-8. Ketvirtadalį arba trečdalį nuvažiavęs. Aš tai žinok, manau, kad dar pavažiuojame iki ten to ir ten Aš būsiu apsistojame. linkęs sakyti, kad pavažiuoti dar. Ne, bet ir tada sutikim, kad visi nuoširdžiai kokią 5-6 tam tarpį jau užvažiuojam. Jo, aišku, tu tikrai šiandien nemiegosi saldžiai šiandien. Nuvažiuosim tenai, susirasim, kur tenai tų šakų, taigi naktimis nemiega. Jo, man tai sakau čia. Easy. Davai, važiuoju. Žodžiu, yra medis, reikia pravažiuoti. Nu čia bus įdomu. Per patį medį nusprendėme nevažiuoti, o pasirinkome kelią aplinkui. All good? Nice, yeah. Turim problemų. Mano padangai p***a. Atrodo, kad išsinėrė. Nesu matęs nuo šį, kad keturatį kažkaip padangas susitikti. Keturačią esu turėjęs bele kiek. Tu galvoji, kaip čia gali atsitikti keturatį šį blogas, kas? Ne, su keturačiais viskas gerai, aš leisiu Antanui ir Aisčiui, kuris matė, papasakot, kas nutiko. Šiaip aš tik tais noriu pasakyti, kad aš nesu ten kažkoks tai cirko akrobatas ir taip toliau, bet aš tokį patyriau cirką, važiuoju, kadangi buvo labai faina ten slidinėti su to keturačiu, duodi gazą, viskas lysta. Nu ir aš, žodžiu, užsukau ir nepastebėjau, kad man iškart prasidėjo ledas. Nu, iš kažkur sniegas ten prasidėjo toks plikledis. Nu ir mane labai užmetė. Ir aš šaunu su to keturačiu į kupstą kelio, kur yra, ir šovė man į tą kupstą, bet belekai tokiu dideliu greičiu. Ir keturatis net nepajudėjo. O aš toksai kaip tiesiog žaisliukas. Nuo to keturačio. Skridau nuo keturačio, 2 kulveršius padariau, tai ačiū Dievui, ten šalmą turėjau. Ir taip greitai. Vulia! Aš sveikas. Tai pasižiūriu, aha, kojos, viskas sveika, galiu lankstyti ir taip toliau. Iš galo šiaip žiauriai gerai matęs. Skrido žmogeliukas per priekį, 2 kulveršiai, bet atsistoja kaptekrus karys. Kaptekrus karys, tau, sako, niek, nebau. Tai atsisėdau ant keturačio ir tik tada po streso, kai jau nuėjo stresiukas visas, supratau ir pamačiau, kad man belia kaip čia skauda ir mėlynių buvo ir taip toliau, tai vadinasi gerai plėškiausi. Tu važiavai berods gerai, ne? Tai kaip ten Antanas, kai nusimantavo? Kur gal aš važiavau? Tai buvai, nebuvai? Niekur aš nebuvau. Tai nematai, kaip Antanas nusimantavo? Nemačiau, aš net nebuvau. Manudas Mats, jo pats pirmasis pamatė, nuėjai pažiūrėti keturaitą, apžiūrėti normalią. Bet jis padong nusimontavusi ir... Nusimontavom ratas iš vis kita pusė. Nu, tipo, kita pusė. Nusimontavo kitos pusės ratas. Ir galvojam, kaip mums čia dabar uždėti. Neturim nieko. Kodėl mes, kai kažkur išvarom, visada kažkokių nesąmonių atsitinka? Šiaip tai visi ramiai. Aš stengiuosi vesti jūs normaliu keliu. Tai va kiek išeina, žinai, adekvačiai, bet žiūriu, kartais tiesiog lempus pradingsta. Ir kas nutiko jau žino. Matai, tau į priekį yra normaliai važiuoti, bet kai mes kaunamės tarp 3
Tai neįpult, taip, biški pamandravat. Tai kažkas tokio. Tai jie bičiukai dar atsirado. Da, galim pasidžiaugti, kad atvarti draugelę mūsų, kur susipažinom, mes pradžioje, kol neatvažiavau su 400 krosiniu. Atė sako, davai papurškiam. Esu matęs šitą bairį, esu važiavęs ne kartą off-road'u ir taip užmontuodavo tas padangas. Davai, pabandyk su šitų su ugnim. Davai. Neturime, pala, mes ją turim kažkaip jau. Aš tai vapšė apie žodžių. Iš pradžių dar susitikiau su Ciongo, bet jau praktiškai beveik vidurnaktis buvo. Sakė, apsistokit, ryte atvažiuosim, padėsim. Tuo momentu ten nebuvo kur apsistot. Ta prasme, visur tiesiog miškas, net nėra kur palapinės pastatyti, žodžiu. Apskritai žiauriai sunku buvo su kažkuo kontaktuoti ten miške, nes ten nelabai ryšio yra. Aš dar paskambinau studiečiui, sakau, turim stabdžių skysčio. Bet nusako jo, būna taip daro. Ok. Kas čia ką tik buvo? Šešių bahūrų tai nesuvaldysiu. Ir nedarykit to namie. Turbūt turiu šitą pasakyti. Man į veidą kaip antakis įdomu nudegino, ar ne? Pala ir mano antakiai biški pasvilo. Galiausiai kažkokiu būdu, davai dar kartą. Nu gerai, pažiūrėjau YouTube'e, how to primontuot padangą. Kažką sukeliam keturatį. O tu nori iš kitos pusės kažkaip paimti? Okay. Šiaip toks edukacinis klausimas. Padanga nesudegs, ne? Yra balionas tas jeigu. Vieni laiko keturatį pakėlė, kitas su trosu tempė, kitas purškė, kitas dega. Aš nedegsiu, ne? Aš sausas esu. Aš esu. Teikit. Зажигаем. Давай, Андрей. Su kuo? Ready? Dėks, pala, nedėkti dar. Tai buvo prasigaroja. Matai, ir. Biškai daugiau jėgo. Ne. Bet tu pasakai. Ne, tai. Kaip? Kur? Davai, parodyk. Paimk balioną. Kur tą? Tai jau dabar išgaravo tą balioną. Aš nemoku. Aš jau Spidermanas. Ir tą pusę. Vietą. Ir užmontavome tą padangą. Nemaniau, kad aš gyvenime pats realiai išvysiu tokį vaizdą, kad, kad ir ne tai, kad išvysiu, aš pats degiau. Įmau tą padangą sprogai, veid. Ir aišku, užsimontavo atgal. Ir čia buvo vienas geriausias mano experience iš tikrųjų, nes tikėjau, kad TPS. Nenorėjau tikrą per naktį mėgoti tokio veito ar stumtų keturačių kažkur, tai mes turėjom bet ko daryti, kad mes galėtumėm vėl važiuoti. Susirasti normalų veitą, kur mėgoti. Reikia. Padangos užmontavimas tai tik maža dalis. Išgirdau skambutį naktį ir kadangi žinojau, kad jūs važiuojat, aš iškart supratau, kad kažkas buvo. Žinojau, kad netoli manęs kažkur aplinkui važinėjat 2 variantai. Arba kažkas atsitiko, arba kažko pritrūko. Tai buvo pirmas variantas. Aurimai, reikia pripūsti padangą. Reikia dabar sulaukti pompos, o tuo metu tai lašinukus skirsim. Nu, pausytė. Davai. Nu, kaip pausysi. Bauda. Šiandien, kamo. Čia tas pakas dykumoje rasti vandens. Visai neblogi. Aš sakau, bet reiktų agurko, dar mes turim seną. Vaikia, jį tik valgykit. Labas. Pirma lašinukas. Atvažiavo Aurimas. Aurimas gyvena netoli šitų miškų. Ir Auriui paskambinau, sakau, gali padėti, blemba. Mes primontavom, bet reikia pripūsti. Sako, galiu. Juda. Seni, viskas yra. Mano padanga sveika. Nenusversk, mažuliu, gerai? Seni, viskas dabar saugiausiai iš visų. Mes turėjom iš tikrųjų ką mes padaryti. Tiesiog pasitraukti kampą, pasidaryti palapinę ir laukti 10 ryto. Ir mes tiesiog patys susitvarkėm. Čia yra insane. Seksit mane, ne? Važiuojam ten, kur rodžiau. Realiai sudaradom stovyklavietę, kur ir apsistosim greičiausiai. Mes atvykom
į savo vietą. Sveiki atvykę į mūsų mėgamos vietą. Čia statysim palapinę, čia bus veiksmo. Liko tik pastatyti. Ten tai vieta yra laužiukas, kur bandysim užskirti ugnelę. Man reikia statyti palapinę, bet yra tokia dėla, kad kuo mažiau prisidėti ją statant. Kad ir su viena ranka kažką daryti. Jo, tu vieną ranką pastatyti. Taip. Iš esmės, aš neturiu užduočių kaip jūs. Tai vienintelė, kurią prisėmiau, užkurti laužą su titnagu. Esi kažkada bandęs tai daryti? Ne, pirmą kartą. Ja, okei. O, mačiau žibirkštį. Aš tai žinau, kiek jūs norit laiko žiūrėti, kaip aš bandžiau, bet kad perteikti tą laiką, bandysiu kuo trumpiau viską parodyti. Va. Gerai. Žiūrėk, okei. Aha, matai? Varai. Oi, gerai. Aš man užtek šitą vieną challenge vietą, jūsų visų 5. Ne, viskas negerai. Pats tu negerai. Ai, sorry, nebešneku iš viso. Nu, mačiau. Davai. Taip išrenka. O tu esi uždegęs? Ne. Nieko dar čia nepadarė. Jūs tam pazarino apie nugas panos, aš čia bandau su titu laužą uždegti. Nieko nepakūrė. Matai, aš tau tokį su vieną blonoką. Aš tau Čia dar. Ei, ką čia daro? Baig! Nu taigi mano čia dalykas. Matai, seniai beveik buvo. Daugiau patrink, daugiau. Tai iš karto tas yra. Seniai buvo. Šaika, ramiai. Ramiai. Tu gali. Seniai, čia epilepsija. Čia esi kaip opina. Kaip kulbasikė. Įsivaizduok, Lukai, dabar, kad mes neišgyvensime, jeigu neužkursim ugnies. Mes mirsim. Jeigu tu Mes mirsim. aš darysiu, ko uždegs. Mes numirsim, Lukai, iš šalčio. Lukai, man kojo šala, belė kaip šala. Aš užkursiu ugnį. Aš tai kaip Flintstonas užkursiu su akmenuku. Nu kas juokingiausia, tai kad pavyko Lukui. Nepasiduosi? Ne. Davai, varai. Realiai visą laiką žinojau, kad pavyks galų galiausiai, nes aš turiu tą mindsetą, kad kol darai, tai turi galiausiai pavykti. No fucking way! Wow. Jesus, tai užteiktina. Pasakyk vieną žmogų, kuris tave visą laiką palaikė iki šito momento. Tas, kuris bandė su žiebtuvėliu uždegti, kokius 5 kartus dar. Apie valandą, 5 minučių užtrukau užkurti liepsną. Bet galvos skausmas su tuo nesibaigė. Be skysčio ir be popieriaus ar kitų degių daiktų liepsna tiesiog nenorėjo užsikurti. Varai! Niekaip neišeina laužą užkurti. Mes jau čia 2 valandas bandom. Dabar darom naują taktiką. Mastau žeminį variantą, patį sunkiausią, kur, ta prasme, grinai, čia kursim laužą, iš šitos vietos paduosim degonį ir iš šitos vietos neišeis, tiksliau, įseis tiesiai į laužą. Jis nėra pats giliausias variantas, ką mes turim padaryti, bet kadangi nėra čia pats žiauriausias šeimos variantas, tai manau užteks ir tokios duobės, kad mes pilnai galėtum užkurtą laužą. 100% bent jau. Čia realiai variantas, kur gali tikrai šlapį medį užkurt ir manau galėtų paeit iš rankų, matot, kad aš tikrai nemalu šūdo ir bandysim. Jeigu neišeis, tai aš tiesiog nežinau. Čia realiai paskutinė mūsų viltis, tai
Kiek išeina aiškiai padedam. aiškiai. Iškasti. Tai minusiukas neblogas, tikrai yra minus keli laipsniai, nes pakankamai vėsų. Tai ir šlapia ar ne? Jeigu jūs klaustumėte, pavyzdžiui, kur aš miegosiu, aš neturiu kur miegoti. Aistis man pažadėjo, kad taip pat sukurs laužą. Sako, oi, čia bus lengva. Laužą nematyti. Sakiau Lukui, aš neturiu miegmaišio. Tu turėsi miegmaišį. Taip. Davė šlapę. Matai, mato, daržutis yra palapinės su viena ranka pasakyti. Kaip matai, jis nieko nepadarė. Tavo užduotis apkito, aš tave turiu. Mano užduotis, tai vapšė, what the fuck, aš sugalvoju tokią užduotį. Lukas turi nuvežti tave 300 metrų ir tu suras kelio be žemėlapio. Kas nori vykdyti už mane? Duodu 5 eurus. Nesidžiaukit, kol kas dega tik popierius. Ką tik ir pergasarau, tu šito šūdo, Mes galim viryklę ir bomščiukus pasidaryti. That's it. O mes gibri... Aš taip jums sakiau, nežinau, kad laiko prieš. Davai! Kaitinam vandenį, tikimės, kad bomščiukų užsipilsim bent, tai dabar palapinę statysim. Buvo liūdna iš tos pusės, nes mes turėjome mėsos gaminių, kurias reikėtų išsikepti. O dėl Mato užduoties, kadangi jau ir taip nebuvo motyvacijos ar laiko, tai ta užduotis automatiškai atkrito ir Matas jos nedarė. Antans išvesa, užmėgo ant solioko, belaukdams, kol užkursiam tu lauž. O aš tiesiog jau ant galą, jau išėjau, jau niek neapsakydams, net nesakiau labai nakts hebra, išsipakavau savo mėgmą, pasidėjau prie keturačios, įmėgojau lauki. Neatsimenu, kiek aš ten praleidau, nes aš mėgojau, bet pasirodo Matas su Luku sugalvojau užkaist vandenį ant to dujinio tokio, kur ten užsikūrė. A tu negali užkurto dujinio, kaip tau gali vanduo nešilt? Tai šiaip iš vienos pusės ačiū Dievui, nes jie šildė, neprišildė to vandens ir Matas pajudino, o aš mėgojau. Ir visas tas vanduo man ant veidą. Tai apipylė, sapne. Matai, kur, eik tenai, ką čia darai, man? Kelkite tą viryklę ir viskas. Kaip aš tą plėtas likau? Nes tu, seniai, žiūrėk, čia buvo viryklė ir tu čia gulėjai. Ir jinai taip pasviro. Antanai, aš tikrai atsiprašau. O kur miega Aistis? Čia va. Ten miega Aistis. Aistis, ar tu gali sekundį? O dabar man taip yra šalta, kad aš nenusirengsiu, bl***. Eik ten, bl***. Aš, kad ir šlapės dabar, aš nenusirengsiu, nes man šalta. Žiūrėk, pala. Ar tu gali bent paklausyti manęs 15 sekundžių? Aš dabar ką tik išsimaudžiau. Ir tau to atsiprašau. Ar tu gali 15 sekundžių manęs paklausyti? Kaip mane šmaudėt, na? Su Matu tai kokias 5 minutės, o gal netgi daugiau tiesiog ginčiamės ir aš ant jo pikau, aš labai pikau. Nejudink, nes šalta. Jo, būtent, seniai, aš dėl to ir noriu. Nepykstu. Antanai, ar tu gali? Žiūrėk. Matai, kuo toliau, Antanai, ar tu tuo gali? labiau pykstu. Dabar nesupikau, realiai dabar supikau ant jo. Kaip taip įmanoma apipilt? Pabaigiau aptvarkyti savo klavietę, dabar yra 3:30, paguldėm Antaną pas save. Planavom tik tai dviese su Matu. Labai daug užduočių buvo, sakykime, nevykdytos, bet to pačiu ir labai iššūkingas tripas. Užduočių honorable mentions. Siaubūnas turėjo sukviesti visus prie laužo, papasakoti šiurpią istoriją. Nors ir laužo neturėjom, tai tikrai buvo galima padaryti. Antanas, kaip ir mano paskutiniam video, kalmaro žaidimas, turėjo praeiti gongi. Tam nebuvo nei vietos, nei laiko, nors vizijoje buvo kitaip. Mato košmaras. Matas jokių būdų nebūtų pasirašęs miegoti ne palapiniai, o aiškiai reikėjo kuo labiau pasistengti ir bandyti jį įkalbėti tai padaryti. Na ir Mato paskutinis užduotis paranojikas, turėjo stovyklaujate apsimesti, kad vis kažkokius girdi garsus iš miško. Tiesą pasakius, nežinau, kodėl darė jos, bet Mato visos užduotis buvo neatliktos. Tvarkiau daiktus, pasiėmiau 4 raktus. Aistukas miega. Aistis šiaip iš esmės turėjo užduoti pernakvoti naktį, ne palapiniai. Ir pavyko. Išėjau tikrai porą valandėlių snaudžiu bent, nes nori žmogui pakenkti, tai užskaitykim jam šitą trofėjų, pasimkim į palapkę. Aiste! 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 Ateik į palapinę.
Noriu čia mėgot. Palikti tave čia. Į palapinę neisi. Liksi čia. Tikrai. Viskas gerai. Nešalta. Neversiu iki žmogaus. Neaišku, kiek jis atsimins šito viso pokalbio. Ryte. Bet matys vietą. Tikėjaus paprašiau visko. Ta šaltis duoda savo iš tikrųjų. Nors tai -4 man rodos, tik tai. Bandom eit mėgot. Pamėgot biškį. Baisu dėl aikščių. Nežinau kodėl. Labai blogai jaučiuosi palikdamas į lūkį. Ta prasme, buvom nevalgy, buvom sušalį, nebuvo labai šalt naktį mėgojt, buvau žiauriai šiap šalt, galvojau mirsiu, galvojau bus bloga, galvojau kokį mešką manėm suvalgys. Dar girdėjau per sapnus Luko kalenimą dantų. Tiesiog aš guliu miegu, jaučiu, kad knarkiu ir tada girdžiu dar šalia. Belia kiek kalena. Tai Lukui iš viso nepavydžiu. Aš tik kojų nejaučiu, realiai. Nu tai, o Lukas, kaip supratau, kūno visą. Kaleno iki 6 ryto, sakė tenai ir po to smigo. O šiaip šalta naktis buvo tau irgi? Nebuvo, nes aš namuose buvau. Kaip man gali būti šalta naktis namuose, aš šiltai mėgojau. O norėjau šaltai mėgoti su jumis susitikti. Bet aš kačiau palapinę kaip prisimenu. Kokia dar palapinė? Labas rytas. Aš nejaučiu kūno. Ką tik prabudau. Mano kojos yra visiškai sušalusios. Aistis miega iš viso lauke, tiesiog užsiklojęs. Bet dabar yra atvežta arbata. Aurimas čia netoli, kadangi gyvena, jis atvežė arbatą. O Dieve, kaip gerai. Ai, normaliai, 1 laipsnis šilumos. Kaip tu jauties? Šiaur blogai. Blogai? Nu, aš va dabar ryte jaučiu, kaip biškė čilo, va tada jau pradėjau mėgoti, žinai, normaliai, nes taip buvo. Aš ta prasme gulėjau ir jaučiau, kaip tu drebėjai. Tiesiog visą laiką. Bet tai taip ir buvo, žinau. Bet o šiaip jums nefaina miške. Dabar va, gamta, oras, grynas. Pasidarytumėm, vat, arbatėlės, bomšpaką kokį nors. Smagugi čia. Ir padaryk visus flashbackus, kaip Antanas nieko nedarė, kad kurtųsi laužas ir dar po to į vandenį apipyliau. Tokia va šokė su seniu. Kad neužkūrėm laužą. O čia yra žiauruna. Taip skaniai mėgoja, žinok. Taip. Ir Mes blogiausia būtume taip skaniai pavalgę, mes turime vištienos išlaiko. Atrodo, pas mane yra trigubos kojinės. Yra kojinės, tada storos kojinės ir dainuojas kojinės ant viršaus. Ir aš nelabai galiu jau savo kojų pirštukų. Oi, tu koks tu Ai, tai rimtai nudegėntakis. Nudegiau? Blakstienas. Rimtai? Aš blakstienas tai vakar mačiau. Rimtai? Jo, eina. Matas. O, matau objektyvę. Seniai, aš turėdavau visada labai ilgas blakstienas. Na, panašu, kad tas dienas baigės. Nu dabar žiūrėk, iš čia vat, ne? Nu. Labai matosi. Aha. Rimtai? Na, jeigu galvočiau apie tai, matyčiau, tikrai. Kas Ten, tvarkyt? sako, varyk eyelashes by Evelina, tikrai yra toksai jos Instagramo peižas ir susirasti, kur galima pasitvarkyti. Nu, Antanas turi užduoti, bet gali rasti lapelį, kad mankštą pravest. Nori mankštą pravest? Galiu. Tokį susidėsi aš tai. Ir praktiškai pasiruošę bus keliauti toliau. Žinot, kokia misija dabar bus su mūsų? Varysim iki kepabinės. Iki degalinės. Jau galima ir kepabinę. Man yra su tom padangom, kodėl jos visą laiką man čia griūna?
pradėjo leisti padangą galinį. Įjungiau aš. Tai dabar yra 0,3. Bet ne ta pati padanga. Ne. Čia kita. Praktiškai vakar mes nieko nevalgiam. Tai atvykimas dabar čia yra nušvitimas. Sunku šiaip patikėti, žinai, tipo, kartais tokie maži dalykai, kiek daug laimės suteikia iš tikrųjų. Bet grįžti vėl į Komfortą. Ir tada vėl Pripranti. nebekreipi. Prie gerą, greit pripranti. Aš pirmą kasnį jis jau padarė. Aš jau padariau. Aš negaliu patikėti. Jau guboj. Man atrodo, nesvarbu, koks sumuštinis skanus bus dabar mums. Jaučiuosi kitas žmogus. Ir jaučiuosi to pačiu, kad būčiau išvežtas į kokį, nežinau, koncentracijos stovyklą 5 savaitėm. Skylė? Ja, čia. Kurioje čia vietoj? Pridėk kamerą, tai išgirsi. Visai nemenka dar tokia. Ir degalinėse nėra ten tos gumos, kur galima primontuoti. Bet čia pravažiuodami pamatėm, kad yra padangų remontas. Bandysim ten nuvažiuoti dabar, gal bent laikinai sutvarkys. Labą dieną. Žiūrėkit, ar jūs gal galėtumėt pagelbėt, padango yra skylutė? Kaip? Elektros nėra. Elektros nėra? O gal turit kažkokią, tai nežinau, ar ten gumą, ar dar kažkaip, kad skylutė padangos? Neturit niekaip? Ir nežinot, kur čia galėtų susitvarkyti? Nu, supratau. Žinokit, teks palaukti kokią, pusę valandos, tai nieko, nes aš iki Ringaudų dabar važiuoju. Na, bet visai pasisekė, nes netoliese, už maždaug 10 km pamatėm, jog yra dar vienas remontas, kuriam paskambino ir sakė, kad mus priims. Manam sako, elektros neturiu, nieko nepradėsiu. Bičas tiesiog ramantis išėjo į lauką, pasimetęs. Tai elektros tiesiog nėra pas jau. Nuo maršruto tai labai nuvažiavom, mes esam kačerginiai. Bet prie tokios fainos ledainės Antanas tvarkys savo padangą. Čiongo. Aš negaliu patikėti, karočią. Kodėl vat ramiai išvažiavom pasivažinėti? Nu, kodėl mes iQuestus Volt. Kasdien jauskis puikiai, nieko nemokėdamas už Volt Plus pristatymą. vykdom dabar? Čia net nesaitkuose, čia activities, kur būna dar ekstra. Jo, grečiai. Va tai va. Už tai įsiskyrė. Nu tai dabar laukia tiesiog ilga kelionė. Dabar jau važiuojam. Nu varom ten, kur vakar pabaigėm. Ir tęsim toliau. Šiautautas mėlynai autobusiukui. Varkė Antanui Keturatį. Pirmas pijavajų šiandieną. Labai gražu. Jo, šiaip labai fainas miškas. Didžiausia šitų miškų vieta. Čia jūs galite pamatyti nuostabų mišką, tankų mišką. Bet aš važiuodamas pagalvojau visą laiką. Ta prasme, kai važiuoju Lietuvoje, aš pamirštu, ant kiek jinai yra gražiai. Kaip gražu buvo. Jo. Koks miškas gražus. Šiaip tai aš tokį biškį pajaučiau užmirštą meilę Keturračiams. Aha. Nemelas, jau senai važiavau. Gairiakalnis. Gairė. Gairiakalnis, jo, viena aukščiausių tipo vietų. Aukščiausia vieta, va. Reikia nufotkinti šitą ir uždėti... Ir mane, va. Highest in the room. Taip, aukščiausia vieta. Ir rodikliai tave. No. Tam bunkerį, ane? Būsi... Sužaisiu savo tą žaidimą ir atliksiu užduotį. Ok. Yeah. Privažiavom dabar prie tokios upės. Išsimaudyti. Taip. Reikia kažkaip kirsti ją. Nu čia žmonės važiuoja, čia ta prasta. Nejaučiu, va ta pusė tai atrodo gan seklu. Nuvažiuojam prie šito ir tada smėliukų va tenai. O kiek čia gilu? Kiek? Nemažai. Nėra daug. Nu, labai daug nėra, bet nemažai.
Let's go! Dai! Mūsų eilė dabar. Dar 3 pravažiuot tą vietą. Jaučiu variantas bandyti per ten. Nori bandyti užvažiuot? Nu, tik neapsives. Aisti, o tu ant L? Šita vieta labai pavojinga, kada per. A ką dabar? Nes jeigu aš gazuosiu, prasisuks. Su 4 varomais, kad buliniu aš į priekį bandysiu. Žiaistis tiesiog pravažiavo. Bet čia kelias va priešas akis. Va. Where you go? Čia yra labai mažas kalniukas, tu gali tai padaryti. Viens prieš save esi tik tais dabar. Tu turi su savim susikalt. Nieks neteisi. Čia ir tu gali. Pas mane iki dabar rankos dreba, žinok. Tai seniai nėra ko bijot, man iki dabar rankos dreba, permušinėja širdis. Seniai dėl šito mane permušė. Tai nieks neteisi. Atvažiuok, matukai. Baisu buvo, važiuok, nebijok. Ateikit, dėjau, jeigu neteisit kažkuris čempikas. Aš tai tikrai ne. Net baisu buvo man pačiam. Šonu pavirto, dėjau. Kuris tas ar šitas baisesnis? Ai, senis, šitas easy. Ne. Maniau, nutrenks arba apsiversi, žinai, maladėts. Te mano. Sekundį nuvarėm ne pagal maršrutą iš karto. Tokie bairiai. Per vandenį, per pelkės. Eik tu, na! Tai kaip čia dabar? What the fuck? Karoče, nėr kelias. In the college setting, this is your first impression, your first time. You want to put your best foot forward. I'm Bandom važiuoti aplinkui. Tiesiog dabar netgi sėdžiu ir galvoju, kaip smagu buvo ir dar norėčiau irgi išvažiuoti. Nes tu išvažiuoji su draugais, be jokių tenai problemų, be nieko, tu viską pamiršti. Kas čia yra? Čia yra Brėžnevo bunkeris, bet įeiti greičiausiai čia tas bus, kur negalima. Tai tiesiog iš šono pavadys. Tikrai neatrodo skečiai. Ir biškitas išdažymas toks atrodo, kad vakų daržėlis čia būtų. Krypė atrodo šiaip, nejauko čia man. Žiūrė, netgi duris kokios Tirim. Kažin, kas ten gali viduje būti? Jaučiu zombiai. Kokie žiguliai sudėti senovinį. Jo, aš tą patį pagalvojau. Sakė, dabar ten kokios rišti 5 žmonės ir girdi, kad mes čia vaikštame, bet su mumis nesusišau. Bet jie negali mums pašaukti. Ne, tai šaudo. Sakė, netoli yra čia, kai irgi. Sakė, ten įsigalim. Jo. Gali paprašyti. Girdis iš toli, kad ten sugieškiam drasko. Esu nusikailis kapšau. Turbūt net nepastebėjau šitam paskutiniam kadrą, kaip Antanas pametė savo GoPro. Galit pažiūrėti dar kartą.
Nice. Bet tada sako, Lukai, tai kaip tu medžiagą turi iš Antano GoPro? Tai mes praradom maždaug apie pusvalandį laiko, kai Antanas vėliau pamatė, kad neturi GoPro. Galiausiai važiavo atgal tikrinti. Tai nebuvo per toliausiai, bet jis ją surado. Jau biški peršekai, ne? Gerai, kad dabar jau pastebėjai ten. Seni, tiesiog ant kalniuko pamesto. Ačiū, nes tu atsistoji tuo metu. Jo. Gerai, kad radai, bet. Atvykom į Saharą. Va tokį pitstopą pasidarėm. Pitstop. Skaniai. 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 Prie pat esam karinio zonos girdėjau, kad koja granatos sprogo. Parodyk, kaip atrodo tavo bagažinė. Geriau. Atrodo, čia bebras nusivėmė mano bagažinę. Nežinau, kam pasakau iš jūsų, bet kai buvom bunkerį, ten ryšio nebuvo. Ir tą naktį, kai mėgojom, atsikėlėm ir tarp, matėm, kad tada, kai prasidėjo Ukrainos karas. Čia toks taimingas? Galvoju, leisti jums pasismaginti, nes man reikia drono kadrų. Tai pasilekiojom su keturačiais, jau važiuojam po truputį atgal tikslo link Ciongo, nes Ciongo mums ir davė šitus keturačius ir jie turi labai daug pramogų su keturačiais, orientacinės, galima varyti irgi be vedlio 100 km. Apskritai Ciongo turi ir savo pramogų ant vandens, tik dabar žinoma yra nesezonas, tai norėjau padėkoti ačiū dar kartą Ciongo, kad mums duoda keturačius, duoda tokią galimybę susibondinti kartu visi, pralėkti ir tikiuosi labai, kad nepyksiu už visus damages, kurias padarė. O dabar pratęsim savo kelionę. Šiaip tai dar visai liko kelią mum. Reikėtų va tai varyt. Ir tada čia jau namo. Bet jaučiu bandysim shortcutinti kaip nors va tai va. Praskipinti šitus nusukimus, kad sutaupyti. Prieš paskutinis stopas. Aisti, prieš paskutiniai žodžiai. Labai liūdna, kad baigas pagaliau toik nustebi patirti. Biški bijojom dėl benzina, bet ir tau, kai nemačiu, sakė, įsijungė tau. Mirksėt pradėjo. Jo. Tu energijų mirksi bendžiukas. Man šitas 2 dainas buvo vienas geriausių, iš tikrųjų. Aš taip pasilgau, buvau pasilgęs tokio išvažiavimo su bernais. Ir po buvimo čia jokių problemų. Telefonai padėti į šoną, tik navigacija. Ir tiesiog buvimas ir laikas kartu su draugais. Skauda raumenis tokie, kur šiaip niekada neskauda. Tokie pavyzdžiui, nykšti. Geresnė pirmadienio ir antradienio net neįsivaizduoju. Tavo žodis. Kaip sakant, skrisk, čiuošk ir niekad nesvajok. Nu ką, mūsų paskutinis raidas atgal į Ciongučius, važiuojam priduoti keturačius. Klausėt, jog turbūt trūko vienos užduoties. Buvo aiškiai užduotis su kovo 8, kur turėjo padovanoti gėlių, kadangi Aistis pasiėmė Antano, tai sakykime, Antanas neįvykdo užduoties. Ir gidas, kurios taip pat nevykdo, greičiausiai ir pamiršo šiek tiek ir įvesi bunkerį negalėjome įt, kur galvojam padarysim tą. Ir čia gali pamatyti, kaip atrodo visų užduočių statistika. O tai įsimintiniausią momentą bent jau iš kelionės? Įsimintiniausią momentą? Įsimintiniausias momentas buvo tai, kad jūs mane net nepranešėt, kad jūs važiuojat keturačiais. Faina, kad ir butomis buvo, nes už kadro, kiek su juo pašnekėdom, tai jisai visą laiką tų patarimų duodavo. Tai šiaip, jeigu ne butomis, mes tos padangos būtumėm neužmontavę. Tai kaip vertinti kelionę šiaip? Prastai vertinam jūsų kelionę. Nes manim būtų daug linksmiau. Čia yra laukiniai šernai, aš pasijaučiau, kaip tas filmas. Labai fainai patiko ir experiences, aišku, dabar kitam kartui žinom, ko reikia, tai rūbų geresnių ir sausų malkų.
kalnauškai į laužą įkurt. Belė kiek pravarėm visur, buvo ten tų nesklandumų kažkiek. Bet čia mūsų problemos. Duoda, nesklandumai, jo. Spręs tą problemą. Jo, prisiminimai. Dabar galėčiau pasakoti ir pasakoti, ypač dabar grįžęs po kelionės, man tokia energija atvirs, kur visiems sakyt, flemma buvo taip, tai žiauriai gerai, žiauriai gerai. Įdomu buvo paeksplorinti tokį viduriuką Lietuvos. Neatrasta, nes kitaip tik su mašina važinėjai, tokiais keliais nevažinėjai su mašina. O tau patiko? Kaja, atpažįsti? Labas. Labas, ką, taigi čia? Ui, taigi šoks laukas. Čia aš. Žiūrėk, net... Kaja. Čia aš, Kaja. Kaja, taigi čia aš. Kaja, taigi čia aš. Nu, Kaja. Net pažįstama... Ai, nors galbūt... Manęs net šuo net pažįsta po šitų miškų. Ačiū dar kartelį Ciongo. Jie jūsų lauks čia ir galėsit pasilikioti čia nuo Paderiškių link Kazlų Rūdos miškais. Aфиген miškai, blemą, sakėm, kaip Nida jaučiamės tai. Ačiū, kad žiūrėt. Nepamirškit komentarą, laikutį. Parašyt, ką galbūt su šitais šarnais norėtumėt, kad dar nuveiktume. Iškeliautume iki Lietuvos galą, ką pamatytume ir sumatysim kitame video. Tikite, kad jau sutiktų mane? Sutikčiau, jeigu parašytumėt. Mielai, su mielu noru galite dabar pakvietimą išsiųsti. Sikučiai, net nemačiau. iPhone 16 Pro nuo 45 eurų. Sikučiai, net nemačiau. Mes nusprendėme apkeliauti mažus Lietuvos miestelius, kur būtų iki apie 20 000 gyventojų. Vakar mes buvome šiame kupole, permiegojome čia Vilkaviškyje, o šiandien mes judėsime tiesiai į Gargždus. You excited? Very excited. Pajūrys, visą laiką pajūrys, geras vaitas. Aš manau, kad Gargždai toksai turės hidden gem veiklos kažkokios. Bet nebent, pamatysi, aišku, bet kino teatras gėdyti. Ką pamiršau paminėti, tai kad mes kiekvienam mieste įvertinam prasčiausiai įvertintą maisto įstaigą, geriausiai įvertintą maisto įstaigą, populiariausią pramogą, lankomiausią objektą, išbandome miesto kebabą ir išbandome unikalią nakvynę. O dabar judam toliau į Gargždus. Na, o mes prikeliavom, palsėjom ir atvykome į Gargždus. Ir šiandien yra tokia speciali diena, nes Special day, nes nelabai veikia mūsų prašiausias restoranas, nes šventinė diena, ne? Mindauginės ir savaitgalis. Tai esmė tokia, kad šitas restoranas nėra pats blogiausiai vertinas, bet jis yra arčiausiai nuo galo, kuris mums palankus blogiausiai vertinas. Ir tai yra valgykla Bulvė. Bet šiaip 4 vertinamas, tai čia restoranai labai gerai. Nu, valgyklai 4 vertinamas. Jo, ne, valgyklai 4. Ten beveik 200 tipo turi yra registrų, ar ne? Jo, greit pažiūrėjau. Aš ten pasižiūrėjau, tai, ką žinau, ten tokia solid visai nebuvo, ten kažko ten demt verčia maistas, kaip pasimatėme. Paskutinis kartas, kai valgau čia neskanu,
persudėti cepelinai, šaltibaršiai praskiesti, neskanus. Kažką mąstykit. Na ir va, dar vienas Ramūnas rašo, daržovės vakarykščios, agurkai sudžiūvę, tik maltinukas skanus, daugiau su eu niekas. Tai nėra maltinukas, Elis, svarbiausias dalykas, kad turėtų būti. Einam vidų, aš įsisiot noriu. Nu, renkėsi kažką? Jo, renkuosi. Grėtinę pirksi? Dar ne. Nenori grėtinės. Vištienos kepsnys pas mane, pas Matą yra šniceliukas. Šniceliukas, kol kas aptarnavimas kaip valgykloj, jų nuotaikos kaip valgykloj, afigenai. Saldainių. Ten tu pažarė. Davė čiulpinuką, sakė, ar Mindaugas bus nes Mindauginės. Nu, viskas tikrai super. Manau, kad mano bus skaniau nei tavo. Manau, kad mano skaniau nei tavo. Tapio gabriuką. Mokėjome 15. Valgyklos maistas. Niekas įspūdinga, bet aš labai džiaugiuosi, kad nepasimatymo vaibas. Nes aplinka žymiai geriau, maistas irgi kol kas žymiai skanesnis. Čia tu lyginis pasimatymą? Nu, nes valgykla irgi davė. Aš nežinau, čia pasimatymą lyginti, tai... Jeigu nematė pasimatymo, kupišką video. Pažiūrėkit. Tu net išsakai, kad iškeistum visą gyvenimą nesportuoti, negu kad valgyti pasimatymą kiekvieną dieną. Jo. Dien kiek blogai yra, kad nesportą iškeistum visą gyvenimą. Man čia viskas gerai. Nežinau. Normalus vaibas. Aš nebijaučiu garsiai įsinkėt. Žmonės irgi labai draugiškai atrodo. Maistas, žinai kaip pavadinčiau, yra simple stupid. Kalnu paprasta. Nu nieko įspūdingo, tiesiog normaliai pavalgai ir viskas už gerą kainą ir... Grinai, bet sakyčiau 8. Tiesiog. Bendras 8. Nu, aš tai 7. 7? Mhm. Vis tiek gaunas 8. Aš tik kino teatrą nesdavė šitą. Tik kino teatrai pasimtum. Nelūk, kino teatrą valgys. Nelūk, sakiau. Va, kaip tai pasakė, tarp kitką, mūsų kita stotelė yra populiariausia pramoga? Visai mieste populiariausia pramoga kino teatras. Taip. Ir taip, kol keliaujate po kino teatrus ar visur kitur, atsiskaitinėdami, palikite įspūdį savo aplinkiniam savo išskirtinę kortelę, kurią galite susikurti patys. Ir čia atėjo laikas padėkoti savo kelionės partneriam Revolut. Taip pat vis dar turite galimybę atsisiųsti programėlę visiškai nemokamai, užsiregistruoti ir gauti 20 eurų atlikus kelis veiksmus paspaudus nuorodą aprašyme. Su Revolut galite susikurti bet kokį kortelės dizainą, pasirengdami tinkamą planą ir užsisakydami kortelę. Pasirinkite mėgstamą spalvą, suasmeninkite kortelę bet kokiais emodžiais ar piešiniais. Ir turėkite unikalų kortelės dizainą savo kelionėms. Kelionėse greičiausiai prireiks ir bankomato pinigų išsiėmimo arba valiutos keityklos. Su Revolut kortele bankomato pinigų išsiėmimai yra nemokami visame pasaulyje iki jūsų plano limito. Čia Lietuvoje jau yra tai patikrinta ir galite išsimti pinigus be jokių papildomų mokesčių. Arba, pavyzdžiui, esate Japonijoje, nenorite išsimti grinųjų pinigų, bet turite eurų savo sąskaitoje ir norite tiesiog pasikeisti valiutą. Tai Revolutas siūlo puikius valiutos keitimo kursus. Galite keisti valiutas programėlėje arba atsiskaitant kortelę, iš karto automatiškai konvertuos jūsų valiutą. Gaukite 20 eurų, parsisiuntę programėlę visiškai nemokamai, pasinaudodami mano nuorodą apačioje. Užsiregistruokite, atlikite kelis žingsnius ir kešas. Imbank pavasario pasiūlymas idėjoms dabar. Sofija įsitaisė sofoje. Ieško gerų palūkanų Imbank. Esam populiariausiai pramogoj Gargžduose ir tai yra Minijos kino teatras. Taip, mes eisime į kino teatrą, kad pasakytume savo patirtį, ar verta Gargždus atvažiuoti. Taip, čia didžiausia pramoga, tai tu ne vieną kartą filmą išėjus ir neverta, kad čia eiti daugiau. Žiūrėsim filmą Inside Out, nes čia buvo trumpiausias filmas, kokį rodo, norėjome eiti kitą, bet savaitgaliais nerodo. Labai keista, tipo pramoga kaip miesto, tipo didžiausia, nueiti į kino teatrą. Taip, jinai gal geriausiai įvertinta yra, bet gal nu... Bet matai, mažose miesteliuose dažniausiai nebūna kino teatras, tai čia tokia, čia yra premium in Gargždai. Bet tai Klaipėda už autobusų 20 minučių Akropolis ir tu viskas. Va, turime pasiūlos. Čia popkornai yra. Ledų. Labai laimingas atrodo, įdomus. Tai aš senokai jau buvau filmą, galiu prisipažinti. Aš nuolat, nors aš metu. Pasirodo, kai sujungi. Kaip kino salė. Nieko išskirtinė, ne? Įėjimas tik išskirtinis. Paskanus popkornai bent. Kaip ir aš. Bet kėdės ką žinau, patogus. Reikėtų tik sutepti kėdės. Jėga, drobume! Visi žiūrėkit į drobumą! Esam ką tik po filmas tai tikrai labai geras. Na, salė nieko įspūdingo, žinokit, perspaustas reikalas. Aišku, sveikinu Gargždus, kad turi kino teatrą apskritai, bet garsas iš priekio tikėjo, nebuvo per aplinkui 7.1, tai nežinau, ar čia nuo filmo priklauso, bet atrodo norėjęs visą laiką pasigarsinti biškį filmą. Kėdės girdėjo, mato, pastoviai girdėjosi. Bet tai visų žino Gargždė. Kino salė kaip kino salė tiesiog,
gal mes pripratę irgi prie gero. Jo, Nes jo. jeigu mes lyginam su Amerika, mes esam praeitą vasarą buvom Amerikoje kino teatre, nu tai ten yra super duper prastai. Tarsi ten sėdi aktų salėje, medinių kėdžių ir būna pajungtas filmas ir ten tipo gan legit kino teatras. Tai jeigu lyginam su tokiais, jo, bet su Jeigu Apollo Lietuvos... Forum Cinema, aš sakau, tai no Tai, chance. kaip tokiam miestelį, Fainai, kad yra tiesiog, vietą Jo, gali pažiūrėti. Fainai, kad yra. Lankomiausias objektas Gargžduose yra šitas parkingas, nes šitas parkingas veda Kalniškės piliakalnis. Ir eime, yra takelis, truputį paeisim. Kai tam filmui yra emocijos, tai pas mane bukas prisėda labai prie kompo. Ir nežino visus mygtukus paudolioja. Einant šitų kelių, gražus kelias. Šiaip tikrai neturiu jokių priekaištų, labai fainas takelis, matau, kad čia žmonės tvaro tiesiog praseit, pasivaikščiot. Jis nėra labai ilgas, bet šitas kelias tikrai yra Gargždų pramoga, aš manau. Nelabai žinau, ar Gargžduose turi daug kur vaikščioti, ar neturi, bet čia jam turėtų būti smagu. Labai gerai, kad čia Šaika padarė rodiklę, nes arba kairę įtiesiai gal eičiau. Jo, nes kairė tikrai kelias yra. Ei, stok! Nepamiršk paspausti ir to subscribe mygtuko, padzindzilinti ir palaikinti. Nes 60%, kurie žiūri šios video, nėra. Padėk surinkti tą 100 000 jau pagaliau. Gina taip sunku. Ir kur čia prisėdat? Tobulą vaizdą. Turim mapą parodytą. Pažiūrėčiau, kokių dalykų yra radama, taip? Wow. Rado lipdytą puodą, apžietą puodą. Kur iš tų dalykų apsidžiaugtum labiausiai gavęs, paradęs? Jiedgalę jaučiu. Ne, kalavija. Čia obvious answer buvo. Kalavija. Blem, aš jį pažinau, kad dar ten tos monetos gali būti labai vertingos šiaip. Bet yra viena problema. Mes dar esame piliakalnį, nes matai, ant akmens kas parašyta. Taip, į piliakalnį. O aš jau pavargęs. Nu va, atvykome į piliakalnio pagrindinį tašką. Esame gan aukštai, koks 10 metrų nuo kelio. Turiu vieną klausimą tavęs. Aha. Žinai, šia piliakalnis kaip vadinasi? Kalniškės. Maldas. O tu žinai? Taip, Kalniškės. Nice. Jo, nežinau. Fainai. Ką žinau pasivaikščiot. Jeigu per kelią neturi Gargždai, tai gal ir fainai atsiryti. Jau nori kebabų? Na, netruputį. Ne. Ne, aš sakau, kaip ir sakiau. Aš šiaip noriu koks 2 iš 10 dėl to, kad įstikinta, kiek aš nepasilgau, kad vėl iki 0 numušti. Ne, nu gerai, gal biškai hiperbolizuoju. Gal, ten šiek gal bus žiauriai geras kebabas. Nu, Laimutė, gal suka neblogai ten. Ir štai Laimutės kebabai. Atvykome paragauti miesto kebabą. Laimutės kebabai yra geriausi kebabai Gargžduose. Pagal žmonių atsiliepimus. Nepasilgau kebabų, iš tikrųjų pasakysiu. Absoliučiai nepasilgau kebabų. Man sukilo biškai apetitas, nes man va tiek į laukę gali sėdėti, o ne ten sulendi į hamurkę. Va, kur mes nevalgėm paskutinį kartą, kur galvojau, kad perpjaus mus ten supjaustas. Vilkaviškė, jo. Pagal namą matosi, kad Laimutė verslas eina visai. Jep. Ok, eime kebabų. Yra vienas kebabas XXL už 15 eurų. How is that even possible, brother? Nu va štai ir gavome mes savo šerbetus. Užsakėm mažą kebabą ir keptos duonos į mantę. Tai mažą kebabą visų trijų, nes nieks nenorim jo. Bet paragausim šerbetą. Šerbetas ir šerbet. Nu jisai, čia daug chemijos. Tai nėra skanešinė? Daug chemijos, bet... Aš taip pasilgau kalorijų. Kaip nenoriu. Ne, šiaip gerai atrodo, bet aš tiesiog žiūriu nelgą. Bet šiaip gerai atrodo. Nu, Bangin? Bangin. Nu gerai, paragausim. Nemažai sūrio, ir man tik patiks. Labai, tik. Labai. Labai neblogai šiaip. Kebabas šiltas, gerai, gražiai patiektas, paradaryk. Ką žinau, iš išvaizdos nėra pats žiūriausias, kokį matėm, ar ne? Kaip ir visi kiti kebabai, kuriuos valgėm. Paragau. Nors tu privalai, tas pirmas kąsnis vaimba šitą taip palikau. Kaip bet koks kitas kebabas, kurį valgėm. Realiai tai jeigu reikėtų daryti kebabų trilistą miestų, visus sudėčiau į tą patį dyrą. Nu, ten gal porą būtų, kurie įsiskirtų, bet čia... Taip, paėmė visi tarp 1 ir 10 vietą. Taip, galingas 7, taip, tai galingas. Ai, ir tai? Jo. Aš 8. Mes nesvalgėm viską, bet aš nenorėjau valgyti. Aš, taip, kai pasakiau tą savo vertinimą galingas 7, aš pagalvojau, kad aš supratau, kai mokydavai. Kai mokytojai sakydavo, nu, žinok, labai silpnas 8. Koks skirtumas, ar jis gerai. Šiaip jau labai tiesa. Turim mūsų special guest šiandienos. Aistis. Aistela. Sveikučiai, net nemačiau. Hello. Darinas Asuočius į kadrą. Cineminius pakuotė visuomet atidaryti. Atvykame į... Aš galvojau, žinokit, kad čia yra Gargždų
Jonušai, miestelio Minizų, bet mes važiavome ir buvo ženklas Klaipėdos Minizų. Bet čia 10 minučių kelią, tai biškai pasimetam, Eimantė sakė, vis dėlto čia buvus yra. Aš nei karto nebuvęs, tai Stela nei karto nebuvęs, Matas nei karto nebuvęs. Tai pirms kartas mums. Pirms kartas. Ir patikrinsim, pažiūrėsim, jeigu patiks, tai nupirksim. Na viską nupirksim. Aš labai noriu tigriuką palaikyti, jeigu bus. Aš kažkaip nemanau, kad tai bus galima. Labai noriu beždžionę patampyti. Patampyti beždžionę nori? Aš taip ir maniau, kad tu biškai frikas esi. Nu tai įdomu, čia pasakė, įdomu. Keliaujam. O, ant veido nori nusipiešti? Ant kaktos vieną. Įsivaizduoji, dabar pasiverčiau į lapiną, nuprašytų, kad lapę būčiau. Va, tavo pasirinkimai. Aš tai norėčiau, kad tu tą žalę šaudai. Šitą Halkas ir įsivaizduok, ten dabar baidyčiaus po laukus. O, draugėlis. Kombachurs. Rimčiausi. Vaikė. Jezu, tai mažiliuką tokie faini. O tu matai, bus mažas yra vienas? Taip, aš sakiau tau. Jezu. No way. Kaip norėčiau tokį auginti? No way, kokie mėlytė maži. Nu? Nu čia lemūrai kol kas geriausia atrakcija pas mus. Jo. Realiai atsipirko viskas. Va. Ai va, matau vieną. Skruzdas? Žilinės skruzdas. Va, ten labiau ties vidurio. Yra. Matai? Visa kolonija kaip vaikšto. Ne. Nematau, arba per mažas tas jaučiu. Protas mažau. Aišku, kad aš sakau nesąmonę čia. 4 yra iš visoje apačioje, 2 per vidurį ir 1 aukščiausiai. Bet jų nematome kažkaip. Jis kažką to įgrops jaučiu. Žiūrėk, bet jis atrodo, kad rimtai puls kažką. Kažkas seksto. Blem, kokia didelį katinai kaip fainai, norėčiau pačiupėti. Namuose toks gali pačiupėti, tai tracet. O kai čia? Karpė, pažiūrėk viršui. Va, viršui, matai? Plaukia viršui. Aisti, va, ant lentynos. What? Vėl prot, nieko nėra. Aš pats esu iš kaimo ir aš nežinau, kas čia yra. Crazy, bet jeigu aš tipo galėčiau rinktis tarp pumos ir šuns didelio, nu jeigu tipo puma būtų tipo draugiškas gyvūnas, tai norėčiau pumą turėti namie. Toks didelis katinas, toks masyvus, toks ateini ir tai aplalė. Žinai? Didelis, baltas katė. Čia tigras. Atrodo, kad cepelinis. Jėtau, bet kaip sartė, aš taip norėčiau pačiupėti. Manau, kad loka žausytės. Aš manau, mėgink. 5 eurų ir pačiupini. Nu, man nieko nesipirkti. Ne, bet aš greičiausiai gaučiau baudą 5 eurų, tai neapsimoka tikrai iš tos pusės. Arba nukas pirštų. Ne, aš nenėsiu, bet jis labai fainas. Atsisuka. Jis sako, kad pamėgink. Labas. Ok, aš pastraukiu, jeigu jis taip sušnipė, aš traukiuosi. Aš tai neįsiu čia, jis man ir čia gerai. A tu bijai viskį, ne? Ne, aš nebijau, ne. Nu, biški. Jis labai mielas, kai yra 2 šitie sluoksniai. Žiauriai mielas, bet kaip vieno nebėra, nelabai mielas. Mažėjas sluoksniai iškart. Ok, atsiprašau, aš paėmiau. Oh my god, koks pitas. Jau nuėjo atgal mėgot. Liūtai. Liūtas, taip. Taip, įmantė. O va čia tai šeiminėlė. Majestic irgi Animals. Apskritai, man visi Majestic Animals, kurie yra retai matomi. Retai matomi, praktiškai nematomi. Kiek kilometrų spindulių galim pamatyti liūto riaumojimą? Išgirsti liūto riaumojimą? 3. 9 kilometrai. Jo, už 9 kilometrų gali išgirsti liūto riaumojimą, vato. 114 decibelų. Visą laiką girdėtum tiesiog, kad ateina. Toks, nelabai Predator skamba, kad gali prisėlinti. Vieną iššauni, visi išlaksto 9 km spindulį. Duok, pamėgink pitaką duoti tą lėtiną. Ok, jau kavo, aš jau kavo. Kodėl ant manęs pyksta visą, aš nesuprantu. Niekas nepyksta, tas ko tas yra? Aš nežinau, man nepatinka kažkaip, nejauku. Jo, koks gražus, wow. Žiauriai labai gražus. Man atrodo, kad jis apsiverks to. Tu nenori arčiau prieiti? Ne, man gerai čia yra iš tikrųjų. Netgi dar biški gal. Ką? Ne, viskas gerai, jūs žiūrėkit. Jo, vidinai kažkaip keistai ten juda, žinokit. Ok, aha, aš pabūsiu čia kiek. Oh my god. Čia ne, čia tiesiog, ne. Matėt, kaip Bickas parodė, taip šitais rolasi. Insane Animal. Čia pasieniečiai, kiek? Pasieniečiai, sako. Oi, ką geras šiandien. Vieną pirštuką įstelį. Jam jausi gali kiš pirštą. Matau, kad kišo jau kažkas. Kaip keistai atrodo. Kaip apžėlęs kiaušinis toks iš nugaros. Ką tu? Šiaip visai gražus tu. O, wow, čia paperdė? Darova. Labas. Bet šitai nekanda, ne? Ne. Jausyti. Šitai geri, ne? Fai nulikos. Tėvas, mama, sūnus. Tu paklausk jo, English or Spanish? English or Spanish.
Iš karto. Iš karto ne. Prisimenu. Man ir berniukai patinka. Atrodo, kad ne ten rimtai, ne ten, kur turėtų būti. Atvarė pizdyrys jam duot. Nu, manau, kad nedarytų tokios klaidos. Sako, gelbėkit. Gelbėkit. Ir tas atrodo, kirs iš ragų. Oi, atsargiai. Oi. Sako, čia Oi. Fight. Čia tas išskirinėt bando per vidurį stovi. Ei, Vaikai, neikite. Atrodo, ta nešti. Žiūrėk, parėjo. Kosu. Bet čia neblogai. Kontentą kukina. Wait. O, atrodo. Vienas. Jūs kebra žiūrėkit, kur aš patekau. Vienas užgenkino. Atrodo, kad į galvą duoda skaudėt turėtų. Kas vyksta, Šaika? Bet čia atrodo toks 2 ant 1 biški. Senin, surimink. Žiūrėk, tu kitą kartą iš kito rago kirskiam. Viskas bus gerai, žinok. Susikaup, senis, susikaup. Šitas tai toks lempinis MPC įdėtas. Reklaminė pertraukėlė. Žiūrėkit, tas tai man patinka. Tas tai yra žiaurus. Žiauri, karatė formulė ne vienas. O kaip čia atėjo iš vis? Kaip tu čia atėjai, bičias? Ateik, einam pas tigrus. Nu, Lukai. Nespjaudo, sakai, bet ne, nespjaudo. Ne, kur nugarį tai nespjaudo. Jo kažkoks. Nulinkė. Ne. Bet ir tie nakar buvo nulinkė. Sakau, čia kalėjimą begliai tą gaidžiai. Kama kaip įžeidimas turėtų būti jiem. Ką sakai, Aisti? Gerai, mes toj grįšim. Ei, man jau čia užstrigau biški. O čia taip turi būt? Čia eilėj kažkokiai reikia palaukti. Hebra, ir čia gyvau dar. Kas yra tau? Hebra, alio. Kas yra? Sveiki. Kuo da? Tu atsirakinai iš vidaus? Taip atsirakinau. Jūs net nepatikėsit, kur mes dabar esam. O čia jie neužpuls mūsų, čia viskas gerai? Truputį gal apkrantys, bet nieko. Gerai, reikia. Kuris skanesnis. Tokie faini. Nu? Ai, ką čia kandi. Nagiūzų nėra, net. Aš šiaip tai bijau, nežinau kodėl. Bijai? Bijau, nežinau kodėl. Bet jau čia, jeigu baimė rodo, yra negerai, ne? Ai, geras. Eik, tu filmuotis. Žiūrėk, bandai, kas jį. Bet jau čia aštradantį yra. Bet tokie satisfying. Pirmas į gyvenimą liečių tigrą. Rimtai? Pirmas. Taip, Lukas reagavai, kai būtum milijoną kartų laikęs tigrą rankose. Rimtai, tu pirmą kartą. Ne, aš irgi turiu kartą. Bet čia normaliai reakcija turiu. Žiūrėkit, kaip jis žiūri, tu po. Čia man sakai kažką. Nu jau nepakelima, aš tigriuoką. Jis man kanda ranką, tai žinok, labai neskaudžiai kanda. Jis nori to, duok Tai man tai galimai net. Pakelt buteliuką jam biškį užvers aukščiau. Jo. Jo, tu. Fainuolis. Ai, geras. Čia esi prie manęs pasijuto gerai, aš šiaip jau pavargęs, jau nuo tiek dėmesio. Pavargęs. Tai čia beibis realiai, žinai. Kas iš pakaliuką Bet man patinka, galėtume tokį įspūdingą yra. Wow. Jo, tu. Čia tu žiauri, mėla. Žiauri. Geras. Va, jų gimtadienį šiandien gali pasiklausyti. Gimtadienis Kiek jūs metų? 3 mėnesiai. 3 mėnesiai? What? Didelis kokius. Tai jisai užaugs, žinok, po to. Tai pažiūrėk į letinas, kokios yra. Kaip mano ranka realiai, kaip mano ranka, žiūrėk, kaip mano ranka. Matai? Kaip mano ranka realiai. Tas jau mėgos tikrai dabar. Oi, sako, kas Aš jau geriau neglastysiu, aš tikrai neglastysiu. Gerai, čia. Ne, jisai tikrai irgi neįsis. Pasiliksi? Ir taip, Minizų, Klaipėdos, Jonušai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Pirmas experiences visiems apartai mantas, tai kaip jums? Tema. Belekas. Šiaip fainai. Sakė, kad čia mažasis zų, bet čia buvo labai viskas didelis zų, kokie mes Lietuvoje. Jo, žiauriai didelis. Žiauriai didelis zoologijos. Aš žinau, kodėl jie apie šis pasidino, kad Minizų. Čia jaučiu marketingas bus. Bet tai kaip tik tu labiau papirktum žmonių, jeigu big zų būtų, negu Minizų. Pačiupinėjom tikrikas. Brangiai, bet smagiai. Jo, brangiai, bet smagiai. Pirmas syk lėčiau tigrą, o čia jau yra. Ne tik lėti ten tureliai, tik kaip šuniuką pasiėmė. Ir už pilvo paėmiau dar. Nu. Taip. Galvojau, kad nieks nepralenks Montabolą, kiek išleidom, tipo, kad 9 žmonės pažaistų, bet turim nugalėtoją. Bet čia valandinis, tai neįmanoma aplenkti to kiek. Zoologijos sode. Dabar lėksim Mikulius ir matysim, ką bus. O kodėl varom į Kulius? Kulius lauk labai ypatingi svečiai. Ir dar bišką aprodysim Kulius.
Ir mes esame Kuliuose. Atvykome čia kartu su Aisčiu. Jis mūsų pažino su Richardu. Richardai, sveiki dar kartą. Internetinė pažyma. Legenda, taip. Nenoriu tavęs prašyti, bet vieną kartą privalau paprašyti. A gali vieną kartą pasakyti tą sakinį? Čia bebrų darba. Čia bebrų darba. Čia bebrų darba. Ir va, Kuliuose iš karto mes... Kur mes... Pačią pirmoji kulių tvenkinį, kuris buvo Pačią pirmą kulių tvenkinį. Pats seniausias čia skaitos, Pats seniausias. Yra namukas, kurį pastatė Aisčia Kids. Jo, mano tėvuko darytas darbelis ten yra. Statytas visas namukas, labai gražus šiaip. Yra šiaip du tokie, pamatysim dar čia biškelį po laiko, kai praeisim. Einant link to balto pastato, kur pamatysit tą kulių muziejų. O ten jo. Užmesim šiandien irgi tą meškerį. Aš nežinau, Richardą, ar apsimokti užmesti meškerį šiandien. Manau, užmesim. Pamėginam, ne? Jis kvepia neįtikėtinai. Įsibrovėlis! Aš piratas! Radau tai! Tai ilgai išliekantis, gaivus Old Spice dezodorantas. Niekas negali taip gerai kvepėti tiek ilgai. Aš ant jūros arklio. Play for free now. Ateina, pavyzdžiui, policijos. Ne, tai gaisim. Įgaliuotinis būtų. Ta prasme... Čia įstatymo nėra. Nu, čia toks, žinai. Jeigu įsidegsi, nugesins, bet nesuims. Čia toks, žinai. Būdavo tas specialus įgaliuotinis vadinamas. Bet nebėra. Čia kaip kokiam, nežinau, westerne šerifas. Nu, jo, maždaug. Taip ir būdavo. Vien čia iš vienam miesteliu, bet nelabo kas tai nebijodavo. Žiūrėk, S dydis, XXL dydis. Ką? Ai, čia tai Harris Potteris ant steroidų. O šiaip tai vaižgantakiniai čia vadinasi. Vaižgantakiniai? Tai vykdavo knygnešių taką ir kur čia edavo ir... Ok, žiūrėkit, dabar varysim į tą baltą pastatą. Aš nesu pats tam pastatą buvęs, realiai. Kas čia, anksčiau būdavo valgykla, ne, Richarda? Kas čia būdavo? Ir Vilkolakių vadinamas laikas. Vilkolakių? Kolūkių. Ir bendruovis, kada buvo laisvas Lietuvos kolūkis. Richardas eina. Nu ką, atvykome į Hairs domus Ardere Nesit. Kaip čia išvertus, Richardai? Šitas namas yra nedegantis, išvertus iš lotynų. Taip ir parašyti čia, šitas namas nedega? Lotyniškai ir yra čia. Koksai? Ne. Ai, jo, aš žinau iš karto. Ta pirma to data 1670. Prašom užėjti. Čia buvo tarnų namas. Yra širdis namo. Geras. Čia kultūros virenėje mums pravedė ekskursiją, kur šiuo metu tai yra restauruota vieta ir kaip erdvė renginiams, bet to pačiu čia vyksta ir ekskursijos, ir edukacijos, ir papasakome apie turtingą jo istoriją. O čia jo, čia kad karšta laukia ir tai labai gerai veit pasislėpti. Čia, kad skaičiu, pas čia labai gražus susijęs. Aš jau šalta ar nejaukaus rūsą? Dėl to, kad tai nežinau, namie turėtų pašiaip, kad kažkas paklausė, kas čia, tai pamatai čia hinčiant. Čia kada nebuvo sutvarkyta, ne, viskas čia labai seniai, prieš porą metų esam filmavę video čia. Nu, jie filmavo, aš matau realiai. Tada, kai žymys, ne, pasirodė, kur čia išėjau ir čia stovėjai, sak, mainom. Viš pasiklydo. Grįžta vilama iš tunelių. Visas iš rankų yra dar. Čia yra iš Sofijos festivalio kažkokių menininkų likučiai. Tai tiesiog, supratau. Nu, šiaip tai maldos rankas čia. Tai taip ir yra, žinai. Čia yra autorius. Jo? Tai taip rankas laiko, matai, pasimovinti. Čia žmonėje realiai susivienijimas. Nervuotas. Geras. Kas yra, nerodyk? Rodžiau šitą. Aš priminau visą laiką šitą tik padarau. Šitą padarau ir nieko daugiau. Dabar tu parodyk savo.
atsimenu tokią mini ekskursėlę, buvome Rusiuose, kur norėčiau pasakyti, kad nors žiauraus, kad kas kur vyko, bet ten nieko žiauraus kaip ir nevyko, bet buvo tuneliai, kur buvo prasnykinama į kitus pastatėlius. Iki bažnyčios galėdavai. Per daug šiuolaikiškai viskas buvo, aš net to tikėjausi, aš maniau, kad reikia ten voratinklių. Jo, senovė, bet labai gražiai Labai, atnaujinta. aš tik numėjau. Skeletas kažkieno ten kažkur dar guli, žinai, pareini. Bet šiaip kaip kuliškis, tai labai džiaugiuosi, kad taip gražiai atnaujino. Labai ką pasakyti, nenorėjom parodyti, kad ir mažus miestelius kultūros, tai vis dėlto yra ne tos kultūros. Ne, šiaip iš tikrųjų pamėginsiu gal ir pažvejoti. Ko tu sakai dabar, Richarda, tu galvoji, kad būtų faina čia pažvejoti, nes kadangi tu esi ekspertas žvejybos, tai ko tu manai, kur čia būtų geriau pažvejoti? Kokiu tu esi meškerių pasiėmsi? Šiaip tik spiningą, nes jeigu trumpą ten su dugninėm sėdėti, tai čia lek laiką daug ir visokių įvairių slykų naktį sėdėti. Aš turiu rekordą per valandą, kad pagaudau daugiausiai žuvų. Nu, Lukai, kokių žuvų, su kokia meškerė, kokį valą naudoji, kokia blizgė buvo. Čia pamėtyti, ešerių gal lydeka. Mūsų paskutinė pramoga šiandien Kuliuose prieš varant į geriausiai vertintą restoranėlį, tai yra žvejyba. Su Richardu, professional žvejyku, ir su Aisčiu, mediocre žvejyku. How does payroll feel with Deal? Ir du nūbai.
Сладость теплых речей, нежность ласковых ночей. Даришь искренне, но ты только мне одной. Я ценю каждый час, когда мир живет для нас. Но всегда мы сведены с тобой судьбой. Много значишь для меня, жизнь моя, любовь моя. А теперь лишь только мысли все мои. Свое сердце отдаю, потому что я люблю. А ты так же, как свое, его храни. Я с тобою как в раю, для тебя дышу, для тебя пою. Две судьбы в одну слились, узлами крепкими сплелись. Я с тобою как в раю, для тебя дышу, для тебя пою. Две судьбы в одну слились, узлами крепкими сплелись. Я с тобою как в раю, для тебя дышу, для тебя пою. Две судьбы в одну слились, узлами крепкими сплелись. Повторяю вновь и вновь, ты моя любовь, твоя любовь. Все секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Повторяю вновь и вновь, вновь, твоя любовь. Все секреты не нужны, ты, в том, что вместе мы. Ритмы, дыхания, только тебе одной буду сниться ночами я. Новый друг другу, звезд сияние, и не страшны нам никакие расстояния.